sveiki atvykę į naują vlogą. Tai yra velykinis vlogas, tai sveiki. Šiuo metu mes esame Varėnoje, atsikėlėm neseniai, dabar yra 8:30, kovo 30-oji. Tai jau mes išbėgam krosą, tada judėsim į Varėnos baseiną ir tada nežinom, kas bus toliau. Tu langą neuždarai savo? Ne. Daug atdarytas yra? Mažai. A? Mažai. Paliksit laiką? Ne. Man atrodo, tai yra baisiausias pastatas Varėnoje. Labai apleistas. Ten yra garažai. Mums liko kilos 200. Daug 5. Dar einam į baseiną. Baseinas nuo 10 dirbo, o dabar kaip tik jau po 10 kelios minutės. 2 asmenim kainavo 14 eurų. 2 valandas. Parodysiu, kaip rūbinė atrodo. Tokia. Ten įėjimas į baseiną. Ten. Kasparas irgi ruošiasi plaukimui. Ten vyras. Žilina. Ten šoka Kasparas. Kiek laiko? Po 11:02. Ką čia atverta, bet mes jau atjungiam elektrinę vėlą. Elektros nėra, gerai. Išlaužiam spyną, dabar padėk man traukti. Padėk traukti. 1, 2, 3. Stipriai. Nu gerai. Yeah! Mes tai padarėme. Oho, labai status laiptukai.
jau esame aukštai. Užlipam. Labai gražus vaizdas. Ten kažkoks kaimelis. Mes dabar atvažiavome labai gražią stovyklavietę. Dabar čia pasigaminsim savo kavos. Mūsų mama yra įdėjus šakočio ir kanelių. Tai dabar pasigaminsim savo kavos, išgersim kavos ir važiuosim toliau. Parodysiu, kokia graži vieta čia. Graži stovyklavietė, čia dažnai plaukia baidarėm šitą vietą. Žvejosi? Čia gersim kavos. Čia mūsų toks stalas. Vakar šitą šakotį ir kanelės ir vynogės mama mum įdėjo. Sakė, būtinai turim suvalgyti. Tai dabar prie kavos bus labai gerai. Čia kiaušiniai. Kasparas sakė keps. Bet tada sugalvojo, kad jam reikia dar žuvies pagauti. Tai jis dabar žvejoja, tikėdamasis pasigauti žuvies. Tai mes labai tikimės, kad jis pagaus žuvies. Čia yra dar vandens, jeigu norėsi kažką. Atvažiavam prie apžvalgos aikštelę. Pažiūrėkit, kokia super graži. Dabar mes eisim, pasidėsim prie ežero, suvalgysim ledus ir važiuosime toliau. O toliau važiuosime tikriausiai jau į Druskininkus. Iki Druskininkų čia mums važiuoti 25-26 km, man atrodo. Čia labai gražu, yra suoliukai. Vienas, antras ir ant lieptelio dar vienas suoliukas. Tai mes dabar eisim ten ir labai smagiai pasėdėsim ir važiuosim toliau.
Labai gražu čia. Atvažiavome į Druskininkus. Įsikūrėme čia. Su tokiu gražiu vaizdu. Čia yra toks takelis. Tikiuosi neatvažiuos ir neišvarys mūsų iš čia. Taip gražiai sėdėsim čia. Vakarosim. Čia Kasparas nusiteikęs rimtai pagauti vakarieniai žuvies. Tai labai norėtumėm tikėti, kad pagausim. Kasparai, pagausim žuvies? Net neisiu tą žvejot. Neisi? Ne. Okei. Tam žuvis irgi. Taip, mes irgi valgom čipsus. Kartais. Irgi tai kas. Žiūrovai gal nevalgo čipsų. Tik mes valgom. O jūs nevalgykite. Nesveika? Kas sakė, kad nesveika? Nu, jeigu nevalgy, tai dėl kokių priežasčių. Nu, kad mum liktų. Ai, Pirksit. okei. Taip, kad nevalgykit. Liks mum, mes suvalgysim. Būtinai. Pažiūrėkit, kaip gražu. Dabar yra 7 vakaro. Ir mes bandom savo paruošti vakarienę. Čia yra vanduo, kurį turime užvirti. Ir mūsų dujų balionėlis, kuris nenori užsidegti. Taip kažkadaise buvo Kroatijoje, ne, kai mes buvom. Nenorėjau užsidegti, bet mes tikim, kad mums pavyks. Tad Kasparas bandys jį užkurti. Yes. Tik uždenk, Kasparai. Saulė beveik jau nusileido. Tai mūsų nakvynės vieta atrodo taip. Prašau. Tai mes jau ruošimės eit miegot. Ir su jumis susitiksim po sekundės. Labas rytas, tai yra mūsų antroji diena ir su tokiu vaizdu, vat, mes miegojame. Ten žmonės bėgioja, nes ten yra takas pėsčiųjų. Labas rytas, šiandien yra antroji mūsų diena. Kaip supratot, mes miegojame mašinoje. Šiandien yra Velykos, tai sveikinu visus su Velykom. Aišku, kai šitas vlogas išeis, tai jau Velykos bus praėjusios, bet vis tiek sveikinu visus su Velykom, su šita gražia švente. Tai dabar mes atvažiavam į Vijūnėlės parką. Kasparas, aišku, žada pagauti žuvies. Dabar mes gaminsim čia pusryčius. Pusryčiams, aišku, bus kiaušinienė. Tai gaminsim kiaušinienę, tik dar neįsiaiškinom, nežinom, ar kepsim, ar virsim kiaušinius. Tai oras labai gražus, puikus, šiek tiek apsiniaukia, bet labai šilta, 18 laipsnių šilumos. Tai parodysim jums, kaip mes kepam savo kiaušinienę. Mūsų stalas, čia yra keptuvė iš namų, kiaušiniai naminiai, iš močiutės. Močiutė mums perdavė kiaušinių. Tai dabar aš einu juos išplaut. Ir vėliau mes juos kepsim. Ten bažnyčia Skalambija. Dabar einam plauti kiaušinius.
tikiuosi pasieksiu. Mūsų pusryčių stalas atrodo taip. Naminiai kiaušiniai, kaip minėjau, kurie išplauti. Dabar juos iškepsim ir valgysim. Dabar antras raundas. Čia bus kava. Kiaušiniai jau iškepti. Na, dar turim ten paslėptą šakotį. Tai ačiū mamai, kuri davė mums šakočių. Su kava bus labai skanu. Nes jau po pusryčių. Ir dabar parodysiu, kokį mes kambarį užsibukinom per bookingą. Mes šiuo metu esam Reginoje, jeigu kažkas žino šitą viešbutį. Tai trumpai parodysiu, kaip atrodo mūsų kambarys. Vonia. Čia toks įėjimas. Čia staliukas, lova. Ir gražiausias čia yra balkonas. Vaizdas pro balkoną į miškelį. Ten džiūna mūsų batai, nes to jau mes ruošiamės bėgti krosą. Tai toks mūsų labai gražus kambariukas. Šitas kambarys mums kainavo, kiek jis kainavo? 53 eurus. 53 eurai parai su pusryčiams. Tai labai džiaugiamės juo. Labai gražus ir jaukus. Dabar mes susiruošėm, susidedam visus daiktus gražiai ir bėgsim krosą. Šoną pataikė. Gerai, dabar Kaip vidurį. Man vis tiek kiaušinis. Silpnės. Sveiki atvykę į mūsų paskutinę druskininkų dieną. Tai šiandien yra paskutinioji diena. Mes ką tik papusryčiavome. Dabar susiruošėm ir eisim pasivaikščiot po miestelį, po miestą druskininkus ir tada žiūrėsim, ką veiksim toliau. Tai norim parodyti, kokią mes dovaną gavom. Balkone guli, to jau rodau. Prašau. Kas čia? Saldainiukai. Saldainiai ir vaisiai. O čia yra kiaušiniai. Čia šitam kambarį, kaimyniniam kambarį gyvena Kasparo tėvai. Tai mes vakar visą dieną, visą vakarą su jais buvom. Smagiai pasibuvom. Tai čia yra aikštelė. Labai gražus oras. Ir dabar eisime į lauką. Čia gražusis langas.
Ką čia Monika darai? Šukavom katiną, ką tik. Pažiūrėkit, kokius šukos yra. Palikit jį biškį, nufotografuok į vieną. Žiūrėk, kaip jis gamtoj gražiai. Va, kaip jisai išneka. O, atsargiai ateina. Vlogas jau į pabaigą, mes jau grįžinėjom namo. Luisas irgi grįžta kartu su mumis iš tėvų. Norim Jums padėkoti, kad žiūrėjote šį vlogą. Tai jeigu pažiūrėjote vlogą iki galo, tai būtinai paspauskite like, būtinai parašykite komentarą ir dar kartą ačiū ir susitiksim kitose vloguose. Iki. Ate. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, visą laiką spausti patiktukus ir rašyti komentarus. Iki.